Šiame kanale pasakojamos tikrais faktais paremtos istorijos. Dauguma jų gali būti šokiruojančios, baisios ar net emociškai nepakeliamos. Jos skirtos tik morbidinį smalsumą turintiems žiūrovams, siekiant pažinti tamsiąją žmonijos pusę, o ne ją propaguoti. Autorius šio turiniu nesiekia skatinti smurto, žiaurumo ar neapykantos. Šis video nerekomenduojamas mažiau nei 18 metų turintiems bei silpnų nervų žiūrovams, kadangi jame bus rodoma medžiaga, galinti šokiruoti ar sukrėsti. Jei vertinate autoriaus darbą, paspauskite patinka. Jei norite palaikyti kanalą, palikite atsiliepimą komentaruose bei sekite naujas istorijas. Visi šaltiniai ir naudota medžiaga šiai istorijai bus nurodyta video gale. Gainesvilis – universitetinis miestelis šiaurinėje centrinės Floridos dalyje. Tai gražioji valstijos dalis, kuriame nėra daugiaaukščių pastatų ir vis dar jaučiama mažo miestelio atmosfera. Floridos universitetas čia vaidina svarbų vaidmenį. Jis pagrindinis darbdavys, su gausia bei gražia bendruomenė. Gainesvilis siūlo viską, ko gali norėti studentas. Puikus oras, garsi sporto programa, kurioje karaliauja futbolas. Ir žinoma, daugybė pramogų bei audringų vakarėlių, kas neatsiejama studentiško gyvenimo dalis. Tai buvo nuostabi vieta studijuoti, o žurnalas Money Magazine Gainesvilį buvo reitingavęs 13 vietoje, kurioje geriausiai gyventi. Gainesvilio apylinkės gausiai apaugusios tankiais miškais. Jei žengi į jį bent 100 metrų, pasijauti lyg slaptoje, žmogaus nepaliestoje vietoje, kur labai lengva pasislėpti. Vasarą miestelis sulėtėja. Čia tiesioginė to žodžio prasme galėtum važiuoti per miestą nestabdydamas. Įsibėgėjus antrajai rugpjūčio pusiai, eismas suintensyvėja. Studentai sugrįžta į miestelį. Jų korporacijos, brolijos, futbolo komandos pradeda burtis. Gainesvilio energija vėl sustiprėja. Kaip galite įsivaizduoti, paskutinė rugpjūčio savaitė čia visuomet šventė. 1990 metai buvo neišimtis. Šiais metais universitetas turėjo naujai išrinktą prezidentą, Johną Lombardi. Tai turėjo būti įdomi, jaudulį kelianti pradžia. Tačiau tais pačiais metais į Gainesvilį atsikraustė ne vien studentai. Įpusėjus prieš mokslo pradžią vykstančiam kraustymuisi bei linksmybėms, niekas jo nepastebėjo, o jis tyliai laukė ir stebėjo, kol rugpjūčio 23 dieną jo akį patraukė dvi Floridos universiteto pirmakursės – Sonja Larson ir Kristina Powell, kurios tik šiandien atsikraustė į miestelį. Tai buvo jų pirmoji naujo gyvenimo etapo diena. Deja, ji tragiškai tapo ir paskutinė. Merginos susipažino dar tą pačią vasarą, tačiau iš karto susidraugavo bei nusprendė gyventi drauge. Tai buvo pigiau bei linksmiau. Merginos be galo džiaugėsi naujų gyvenimo etapu, judėjimu į priekį, studijomis. Kristina Powell įstojimo į Floridos universiteto progą iš tėvų gavo dovanų grandinėlę su aligatoriaus universiteto talismano pakabuku, kurį žadėjo nenusiimti bent visus tos 4 studijų metus. 4 years from now, y'all be going down to Gainesville. If you make it down the aisle, we'll be there. And we have to rhythm back. Kristina buvo tipiška amerikiečių mergina. Sonja Larson buvo svajonių vaikas. Visi, kurie ją pažinojo, tvirtino, kad ji buvo nepaprastai miela, žavi mergaitė. You got silver hair. Rugpjūčio 24 dieną, apie 2 valandą nakties, pirmosios merginų dienos Gainesvilyje naktį, į merginų namus įsilaužė vyras.
Viduje jis randa ant sofos miegančią Kristiną Powell. Tyliai praeidamas į sekantį kambarį, jis randa miegančią Soniją Larson, kuriai ant burnos užklijuoja mažą gabalėlį lipnios juostos, bei pakartotinai smeigia į jos kūną didžiulį medžioklinį peilį, kol ši nustoja judėti. Tada vyras grįžta prie miegančios Kristinos Powell, bet jai žudikas turėjo kitą planą. Jis žiauriai išprievartauja merginą, po ko apvertęs kelis kartus duria ją į nugarą, taip užmušdamas ir ją. Sekančią dieną, rugpjūčio 25-ąją, į Gainesville atvyko Kristinos vyresnioji sesuo, atveždama likusius jos daiktus, kurių ji buvo prašiusi. Ant merginų buto durų kabėjo keletas lipdukų, kuriuos ten pakabino merginų ieškoję studijų draugai, su kuriais jos jau buvo spėjusios susipažinti. Kadangi tuo metu jų bute dar nebuvo pajungtas telefonas, o 1990-aisiais mobilieji telefonai dar buvo labai reti. Kristinos sesuo kelis kartus paskambino į duris, tačiau jų niekas neatidarė. Pralaukusi dar keletą valandų, ji išvažiavo. Kitą dieną atvyko Kristinos Powell tėvai. Pasikalbėję su vyresne dukra, jie jau nujautė, kad kažkas negerai. Tėvai pamatė abiejų mergaičių automobilius, stovėjusius šalia daugiabučio kompleksų. Žinoma, merginos galėjo kažkur užsišvęsti, bet tai buvo ne jų stilius. Jos būtų bent paskambinusios. Be to, Kristina žinojo, kad jai atveš jos daiktus. Tėvai susisiekė su butų komplekso valdytoju, kuris savo ruožtu iškvietė policiją. Ar būtų įmanoma, kad mane pasitiktų pareigūnas? Gerai, kokia ten problema? Turiu 2 dukras, tėvai įtarė, kad joms kažkas negerai. Jos dingo ar kažkas panašaus, tiesiog nesu tikras, o mano vadovas maldauja manęs neiti vienam, o būti lydimas policijos pareigūno. Gerai, pirmyn, kažkas jūs pasitiks. Vyras samprotavo taip, jei šiame bute iš tiesų nutiko kažkas blogo, tai policija turėtų būti pirmieji, kurie įeitų į vidų. Na tai logiška. Į gyvenamąjį kompleksą atvykę pareigūnai buvo įvesti į pastato vidų. Vadybininkas atidarė buto duris savo raktu ir jau po akimirkos policininkas pamatė pirmąjį kūną. 18-metė Sonija Larson ir 17-metė Kristina Powell buvo rastos negyvos. Man reikia vadovo, kriminalistų ir detektyvų, kurie atvyktų į šį butą. Gainesville policija aptiko 2, 18 ir 20 metų moterų, kurios, šaltinių teigimu, yra Floridos universiteto studentės, kūnus. Sonija Larson ir Kristina Powell buvo mirtinai subadytos ir suluošintos. 2 baltaodės moterys, kurios mirė šiame bute tiesiai už mūsų. 113 kambario numeryje, Williamsburgo apartamentuose, kuriuose gyveno Sonija Larson ir Kristina Powell, buvo rasti mergaičių lavonai. Jos abi buvo Floridos universiteto pirmakursėmis. Jų mirties aplinkybės šiame etape nebuvo atskleistos. Tai įprasta praktika, ypač jei nusikaltėlis padarė ką nors, kas galėtų jį išskirti iš kitų. Vietos bendruomenė natūraliai apėmė paniką. Gainesville'e to niekados nebuvo nutikę. Gainesville policijos vadas Waylon Clifton prisimena, kaip vėlai vakare važiuodamas iš nusikaltimo vietos namo, jis pagalvojo, kad greičiausiai Gainesville'is turi žudiką, kuris vėl smogs. Deja, jis buvo teisus. Rugpjūčio 20